Gargždų apylinkėse žmonės gyvena apie 3000 metų. Bronzos ir geležies amžiais čia klestėjo žemdirbystė, gyvulininkystė, amatai ir prekyba. Rastas romėniškų monetų lobis rodo, kad per tarpininkus ankstyvųjų Gargždų prekybiniai ryšiai siekia net Romos imperiją. Kuršių laikais Gargždai buvo vienu iš svarbiausių karinių, kultūrinių ir prekybinių Ceklio žemės centrų. Gargždų pilis buvo piliakalnių sistemos, kurią sudarė Antakalnio, Gerduvėnų, Macuičių ir Dovilų piliakalniai centras. Kuršiai garbino dievus ir gerbė protėvius. Apylinkėse laidoti svarbus vadai, o Ragainės lauke buvusi šventvietė. Kuršiai garsėjo kaip galinga ir turtinga gentis. Drąsūs kariai ir puikūs jūrininkai. Nagingi amatininkai ir verslūs prekeiviai. Gargždai buvo prekybos ir kultūrų susiliejimo centras. Erdvė tarp pajūryje gyvenusių Pilsoto kuršių, pietuose įsikūrusių Skalvių ir rytuose gyvenusių Žemaičių. Kuršiškoji Gargždų laikotarpio pabaiga prasidėjo, kai pietų Kuršo žemes 13 amžiaus viduryje pradėjo veržtis vokiečių ordinas. Pirmą kartą Gargždų vardas, Garizda, paminėtas, kai Rygos vyskupas ir Livonijos ordino magistras pasidalino Kuršių žemes ir pavertė jas karo lauku. Kuršių sukilimo metu Gargždų pilis buvo sunaikinta. Po ilgus metus trukusių kovų dauguma Kuršių pilių buvo sugriautos, o kuršiai pasidavė kalavijuočiams arba pasitraukė į Žemaitiją. Teritorija tarp Gargždų ir Klaipėdos virto karo nuniokota dykra. Pasirašius Melno sutartį, įtvirtinama viena ilgiausiai nepakitusių Europos sienų tarp valstybių. Gargždai atgimė kitame Minijos krante ir tapo vienu svarbiausių pasienio tarp Prūsijos ir LDK punktų. Per Gargždus ėjo prekybinis kelias iš Klaipėdos į Žemaitiją. Buvo pastatyta muitinė, klestėjo amatai, vyko dideli visas apylinkės sutraukiantis turgus. Nors Gargždai buvo karališka valda, jos administravimo valdovas dažnai perduodavo seniūnams iš didžiųjų LDK giminių. 16 amžiuje pradedamas minėti Gargždų dvaras. Čia rezidavo administracinė ir teisinė miestelio bei valsčiaus valdžia. Tuometinio LDK valdovo Žygimanto Augusto motina, bona Sforza, fundavo pirmos katalikiškos bažnyčios statybas. 17 amžiuje po jiems suteiktos valdovo Vladislovo Vazos privilegijos Gargždų bendruomenę papildė žydai. Jie pagyvino miestelio prekybą ir amatus. Iškilo žydų kvartalas, sinagogos, mokyklos. Ilgiems amžiams žydai tapo reikšminga Gargždų bendruomenės dalimi. Nauja bažnyčia tapo svarbiu miestelio bendruomeniškumo palaikymo centru. Bažnyčia organizavo ir palaikė religinės brolijas, išlaikė ligoninę, įkūrė parapinę mokyklą. Tai buvo sudėtingi laikai Gargždams ir visai šaliai. Kraštą teriojo karai, badmečiai ir maras. Dažnai reikėdavo viską pradėti nuo pradžių, atkurti naujoje vietoje. Tačiau sunkumai nesustabdė Gargždų augimo ir klestėjimo. Gauta prekybos privilegija leido Gargžduose rengti net 7 prekymečius per metus. Tai paskatino miestelio augimą, kurio nesustabdė net didysis gaisras, po kurio Gargždai atsikūrė vietoje aplink dabartinę rinkos aikštę. Pagaliau Gargždai iškovojo Magderburgo miesto teisės ir herbą, tapo nepriklausomi nuo dvaro. Gulšės kalavijas simbolizuoja miestelėnų pergalę kovoje dėl savivaldos. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalinimo Gargždai tapo Rusijos imperijos dalimi. Miestas augo ir plėtėsi, tapo regioninių amatų ir kontrabandos centru. Nemaža dalis gyventojų pragyveno nelegaliai prekiaudami su Klaipėdos kraštu. Mieste draugiškai sugyveno žydai, katalikai, liuteronai ir stačiatikiai. Žydai sudarė daugiau nei pusę miesto gyventojų, buvo aktyvūs prekeiviai ir amatininkai. Gargždų dvarą pradėjo valdyti Renė giminė. Jų valdymo metu įkurtas parkas, oranžerija, didžiulė dvaro biblioteka ir muziejus. Kilo 2 sukilimai, Gargžduose vyko dideli mūšiai.
Numalšinusi sukilimus, Rusijos imperija pradėjo represijas ir lietuvių rusinimą. Draudžiama lietuviška spauda, todėl, naudodamiesi gerai pažįstamais kontrabandos keliais, žmonės pradeda vežti knygas. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Gargždus užgrobė, apiplėšė ir nusiaubė vokiečių kariai. Karui pasibaigus Gargždai suklestėjo. Daugėjo gyventojų, kilo nauji gyvenamieji kvartalai, įvesta elektra. Miesto ekonomikos pagrindą sudarė vietos prekybininkai ir smulkūs amatininkai. Tačiau atsirado ir stambesnės pramonės – įvairių parduotuvių, arbatinių ir cukrainių. Veikė 2 bankai – lietuvių ir žydų. Klestėjo bendruomeninis gyvenimas ir kultūra. Veikė bent 20 visuomeninių organizacijų. Lietuviai, žydai, katalikai ir evangelikai kūrė, šventė ir džiaugiasi gyvenimu kaip vientisa miesto bendruomenė. Antrasis pasaulinis karas Gargždams buvo labai skausmingas. Nacių Vokietija ir Sovietų sąjunga išdraskė Lietuvą ir jos gyventojus. Miestelėnus trėmė ir žudė. Miestą nusiaubė dar vienas gaisras. Kitą dieną po okupacijos naciai surinko žydų vyrus ir juos sušaudė. Senolius, vaikus ir moteris uždarė gete ir vėliau išžudė Vėžaitinės miške. Dauguma Gargžduose gyvenusių lietuvių gyventojų išsivažinėjo ir persikėlė į aplinkinius kaimus. Besibaigiant karui, grįžo sovietai. Rudasis teroras baigėsi, vėl prasidėjo raudonasis. Kaip ir visoje Lietuvoje, Gargžduose buvo bandoma priešintis. Nelygiomis sąlygomis kovojant, pasipriešinimas buvo užgniaužtas. Gargždų partizanai buvo tardomi ir kankinami miestelio NKVD būstinėje. Išniekinti jų kūnai guldomi rinkos aikštėje. Galiausiai gyvenimas nurimo. Gargžduose prasidėjo naujas istorijos laikotarpis. Miestas tapo Klaipėdos rajono centru. Sparčiai augo ir plėtėsi. Atgavus nepriklausomybę, į Gargždus vėl sugrįžo laisvės dvasia. Stambę sovietinę pramonę pakeitė ne tik smulkus ir vidutinis verslas, bet ir stambios privačios įmonės, atgimė kultūrinis gyvenimas, sportas. Gargždai – viena seniausių minimų gyvenviečių Lietuvoje. Jie atlaikė daug išbandymų, kurie sukūrė tvirtą charakterį, meilę laisvei ir glaudžią bendruomenę. Tai miestas, besididžiuojantis savo praeitimi ir drąsiai žvelgiantis į ateitį. Šis filmas buvo parengtas naudojant ES finansinę paramą įgyvendinant projektą Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią Baltų kelias didinimas. Projektas finansuotas 2014–2020 metų Interreg VA Latvijos ir Lietuvos programos.